Jei kada nors teko keisti nuotolinio valdymo pulto ar kokio nors prietaiso baterijas, tikrai jau esate susidūrę su AA arba AAA tipo baterijomis. Bet kodėl baterijos turi tokias raides? Sveiki, inžinerijos entuziastai! Šiandien pakalbėsime apie tai, ką beveik visi turi namuose, bet daugelis nežino, kodėl ant baterijų yra užrašytos šios raidės. Ar kada nors susimastėte, kodėl yra AA, AAA, C, CD ir net 9 voltų baterijos? Kodėl nepalengvinus visko ir nenaudojant vienodo dydžio baterijų? Na, šiandien parodysiu jums, kad atsakymas į tai yra įdomesnis nei manote. Viskas prasidėjo, kai elektronikos gamintojai suprato, kad jiems reikia standartizuotos sistemos skirtingo dydžio baterijoms atpažinti. Prieš tai kiekviena įmonė naudojo savo pavadinimus, o tai sukeldavo milžinišką painiavą. Įsivaizduokite, kad bandote nusipirkti bateriją savo nuotolinio valdymo pultui ir nežinote, ar ta baterija tinka ar ne. Todėl tokios tarptautinės organizacijos kaip ANSI, tai yra Amerikos nacionalinis standartų institutas, ir IEC, tai yra Tarptautinė elektrotechnikos komisija, nusprendė sukurti vieningą standartą. Bet kaip jie nusprendė, koks bus tas standartas? Na, jie nusprendė naudoti raides skirtingiems dydžiams žymėti, o raidė A buvo pasirinkta kaip pagrindinis sistemos vienetas. AA tipo baterija laikoma standartinio vidutinio dydžio baterija. Jos matmenys yra gana tikslus – maždaug 14,5 mm skersmens ir 50,5 mm aukščio. Dabar, kai matote AAA tipo bateriją, tai reiškia, kad ji yra mažesnė už AA. AAA tipo baterija yra apie 10,5 mm skersmens ir 44,5 mm aukščio. Ji taip pat vadinama mažąja pirštelinė baterija. Bet jūs galite klausti savęs, jei AA yra maža, kodėl AAA yra dar mažesnė? Logika paprasta. Kuo daugiau raidžių A matote, tuo mažesnė baterija. Na, čia prasideda įdomi istorijos dalis. Kai buvo sukurtas baterijų pavadinimų sistema, jau buvo naudojamos didelės baterijos. Todėl jos gavo visiškai kitokias raides – C ir D. C tipo baterija yra maždaug 26,2 mm skersmens ir 50 mm aukščio, o D tipo baterija yra didžiausia iš įprastų cilindrinių baterijų – apie 34,2 mm skersmens ir 61,5 mm aukščio. Bet kodėl jos gavo skirtingas raides, o nebuvo pavadintos pagal A raidės modelį? Atsakymas yra tas, kad šios baterijos jau egzistavo prieš standartizavimo sistemą, todėl jos tiesiog gavo naujus pavadinimus, kad atitiktų standartą. Bet tada galite paklausti, gerai, yra C tipo baterija, D, A, AA, AAA, bet kur yra A tipo arba B tipo baterija? Ir ar egzistuoja A tipo baterija? Na, ne. Tiksliau, ji egzistavo anksčiau, bet šiandien ją beveik neįmanoma rasti. Iki 1947 metų, kai ANSI standartizavo baterijų dydžius, sistema prasidėdavo nuo raidės A. A tipo baterija buvo standartinio dydžio, o baterija, kurią šiandien žinome kaip AA, buvo vadinama pen light battery arba kišeninės žibintuvėlio baterija. Kai ANSI 1947 metais nustatė standartą, jie pertvarkė pavadinimus, o originali A tipo baterija buvo nutraukta gaminti, nes užėmė nepatogiai daug vietos. Ji buvo per didelė kai kuriems įrenginiams ir per maža kitiems. O kaip dėl B tipo baterijos? B tipo baterija taip pat egzistavo istoriškai, tačiau buvo nutraukta dėl tų pačių priežasčių. Ji taip pat buvo tarpinio dydžio, kuris daugumai įrenginių nebuvo praktiškas. Dabar jūs galite klausti savęs. Koks yra ryšys tarp baterijos dydžio ir jos veikimo trukmės? Atsakymas paprastas. Kuo didesnė baterija, tuo didesnė jos energijos kaupimo talpa. Tipinė AA tipo baterija sukaupia apie 2000–3000 mAh. Tai yra energijos matavimo vienetas. Tuo tarpu AAA tipo baterija sukaupia apie 800–1000 mAh. Tai reiškia, kad ji veikia trumpiau.
Tuo tarpu D tipo baterija gali sukaupti nuo 10 iki 20 tūkstančių mAh, o kartais ir daugiau, priklausomai nuo tipo. Tai reiškia, kad jei įrenginyje, kuris naudoja tiek pat energijos, kiek įrenginys su AA baterijomis, įdėsite D tipo bateriją, ji veiks daug ilgiau. Tai tas pats, kas lyginti mažą kuro baką su dideliu. Didelis bakas nuveš jūs daug toliau. Bet ar kada susimastėte, kodėl elektronikos gamintojai visada nenaudoja to paties baterijos dydžio? Jei visi įrenginiai naudotų D tipo baterijas, pavyzdžiui, elektroniniai prietaisai būtų plytų dydžio ir jų neįmanoma būtų nešiotis kišenėje. Tačiau jei visi naudotų AAA tipo baterijas, avarinės žibintuvėliai veiktų tik kelias minutės, kol visiškai išsikrautų. Raidžių sistema leidžia gamintojams pasirinkti bateriją, kuri geriausiai tinka jų gaminiui, atsižvelgiant tiek į turimą vietą, tiek į reikalingą energiją. Rėšinis laikrodis reikalauja labai mažos baterijos, kad tilptų į korpusą, o avarinis žibintuvėlis reikalauja didelės ir galingos baterijos, kad galėtų šviesti valandų valandas. Dabar yra baterija, kuri nesilaiko šios raidžių sistemos ir jūs tikriausiai ją jau matėte. Tai 9 V baterija. Ji vadinama taip todėl, kad tiekia 9 V įtampą, o ne todėl, kad atitinka raidžių sistemą. 9 V baterija naudojama kai kuriuose jutikliuose, multimetruose ir kai kuriuose gitaros pedaluose, pavyzdžiui. Bet kodėl ši baterija tokia kitokia nei kitos? Na, 9 V baterija yra išimtis, nes jos forma visiškai kitokia. Ji yra stačiakampė, o ne cilindrinė kaip kitos. Priežastis ta, kad 9 V baterija turi tiekti specifinę įtampą, kurios neįmanoma pasiekti su viena cilindrinė elementu. Taigi viduje ji turi 6 mažus elementus sudėtus vieną ant kito, kad pasiektų 9 V. Tai tarsi sudėtumėte 6 oro baterijas į vieną stačiakampį korpusą. Be dydžio yra dar vienas svarbus skaičius, kurį turite žinoti apie baterijas – įtampa. Dauguma AA, AAA, C ir D tipo baterijų, kai yra naujos, tiekia 1,5 V įtampą. Tačiau galite rasti įkraunamų baterijų, kurios tiekia tik 1,2 V. Šis nedidelis 0,3 V skirtumas gali atrodyti nereikšmingas, tačiau kai kuriuose jautriuose įrenginiuose, pavyzdžiui, senuose skaitmeniniuose fotoaparatuose, šis skirtumas gali paveikti veikimą. Štai kodėl kai kurie įrenginiai geriau veikia su AA tipo šarminėmis baterijomis, kurios tiekia 1,5 V, nei su įkraunamomis baterijomis, kurios tiekia tik 1,2 V. Įrenginys buvo sukurtas veikti su tam tikra įtampa ir kai įdedate bateriją su mažesnė įtampa, jis gali neveikti taip gerai. Bet ar kada nors susimastėte, ar baterijų pavadinimų sistema ateityje pasikeis? Na, tobulėjant technologijoms, baterijos tampa vis efektyvesnės ir kompaktiškesnės. Daugelis šiuolaikinių įrenginių jau nebenaudoja AA ar AAA baterijų. Jie naudoja specialiai pritaikytas ličio jonų baterijas, kurios yra daug mažesnės ir galingesnės. Mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai – visi jie naudoja specialiai pritaikytas baterijas, kurios netitinka raidžių standartų. Tačiau raidžių sistema vis dar išlieka standartas vienkartinėms ir įkraunamoms įprastoms baterijoms, nes ji yra paprasta, universali ir veikia jau dešimtmečius. Kol egzistuos įrenginiai naudojantys šias baterijas, pavadinimų sistema tikriausiai išliks tokia pati. Tačiau nors daugelis žmonių mano, kad žino visus baterijų tipus, kviečiu jūs susipažinti su dar keliais kitais. Jei jums kada nors teko atidaryti savo namų automatinio vartų pultelį, galbūt jau esate matę A23 arba A27 tipo bateriją. Skirtingai nei mums įprastos baterijos, jos tiekia 12 V įtampą. Jos yra labai dažnai naudojamos automatinių vartų pulteliuose ir yra tikrai mažos. Taip pat turime AAA tipo baterijas su 4 raidėmis A, kurios yra labai plonos, apie 8,3 mm skersmens ir 42,5 mm ilgio. Jas galite rasti kai kuriuose planšetinių kompiuterių rašikliuose, kai kuriuose lazeriuose, labai plonuose nuotolinio valdymo pulteliuose ir kai kurioje medicininėje įrangoje. Taip pat turime pusės AA tipo bateriją, kuri, atspėkite, yra pusė AA baterijos dydžio. Tik vietoj to, kad tiektų 1,5 V įtampą, ji tiekia 3,6 V įtampą.
Ji turi labiau specifinių panaudojimo būdų ir paprastai tokios baterijos būna prilituotos prie grandinių plokščių, pavyzdžiui, saugos sistemose ir PLC. Ir taip, galiausiai tai, kas turėjo būti standartas viskam, virto tikrų tipų ir santrumpų chaosu. Bet bent jau dabar žinote, kuo daugiau raidžių A turi elementas, tuo jis bus mažesnis. Ir gera žinoti, kad yra dviejų tipų baterijos, kurios gali tikti jūsų vartų pulteliui. Ir galbūt būtent tai lemia, kad jis neveikia taip, kaip turėtų. Jei žiūrėjote iki čia ir jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Dabar pasakyk man, ar esi kada nors stipriau paspaudęs nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, bandydamas ir spausti paskutinę energijos lašą iš baterijos? Ar esi kada nors susipainiojęs keisdamas prietaiso baterijas ir supratai, kad nusipirkai netinkamą? O galbūt jau esi pažengęs ir naudoji įkraunamas baterijas ir jau turi AA tipo bateriją, kurią galima įkrauti tiesiogiai per USB-C laidą? Parašyk man komentaruose. Čia šone yra du įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turi pažiūrėti, kad praplėstum savo žinias ir patenkintum smalsumą. Jei nori prisidėti prie mūsų, paspausk patinka, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir apsvarstyk galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai stipriai apkabinu. Iki kito vaizdo įrašo.